panašiai kaip Paščiukčia, как война фиртайга, slepiasi, o lietuviai kaip tik tai saulutę pašviečia, tai tada į kaimus. Ačiū Dievui, kad neužmirštam kaimų. Ten mūsų energija, ten mūsų protėvių dvasia, ten mes sveikesni, ten kitoks gyvenimo ritmas, o tokias sąlygas mes turim nuostabas. Taigi, konferencija šios dienos paskelbta, tema yra žinoma, pradedam ją. Prieš tai trupučiuką apie Ezoterikų konfederaciją. Įkurta 2005 metais. Kiekvienais metais būna ataskaitinis suvažiavimas kovo mėnesį, balandžio mėnesį. Kiekvienais metais ataskaitinis suvažiavimas, kas 4 metai ataskaitinis rinkiminis. Kitais metais laukiamas 9-asis ataskaitinis rinkiminis suvažiavimas, kuriame bus renkama visa nauja vadovybė. Veikia atestacinė komisija Ezoterikų konfederacijos. Turim jau 8 ezoterinių mokslų daktarus. Atestacinė komisija atestavo jos, parašė savo ezoterinį darbą ir suteikėm jiems ezoterinių mokslų daktaro vardą. Paskutinis, numeris 8, gruodžio mėnesį praeitais metais suteiktas Rusijos akademikui Stanislavui Mezensovui. Daktaro vardas. Jaudinas, žinoma. Veikia etikos komisija, veikia revizijos komisija ir taip toliau. Konferencijas organizuojam per metus 2, vieną balandžio mėnesį, šiemet matyti jau pavėluota, jau mėnesio pabaiga, jau gamta kviečia mus, o kitas spalio mėnesį. Apie spalio mėnesį konferencija bus pranešta. Pranešimai, skelbimai kabinami čia pas mus Vilniuje ir kituose miestuose, o taip pat spausdiname žurnale Būrėje, galėjote apie tai matyti. O tema mūsų šiandien, kodėl tokią pasirinkam, kas išgelbės žmoniją, mokslas, ezoterika ar tikėjimas. Ne į visus klausimus dabartinis mokslas gali atsakyti vienareikšmiškai, o kaip kurios klausimus išvis negali atsakyti. Žurnalas ėmė interviu, galėsit paskaityti, tai aš ten ir sakiau, ar gali mokslas paaiškinti, kaip atsirado krištolinė kaukė? Jokių būdų. Ar gali mokslas paaiškinti tokį reiškinį, Libane, Balbėka, pastatyta šventykla, o plokštė sukurta didžiulė, kuris sveria pagal mokslininkų paskaičiavimus 800 tonų. Kada jinai pastatyta? Kokiu tikslu? Kas ją sukūrė tokia? Senovės romėnai ant jos pastatė savo šventyklą pagrindiniam dievui Jupiteriui. Kokiu tikslu? Pakelt negali. Tos piramidės jau visiems žinomos, aiškina mums primityviai, kad su akmens skirtikliais sugebėjo iškalt tokius blokus, kurios svoris nuo 5 iki 50 tonų, o viso į 2,5 milijonai blokų. Ir tą vergai galėjo padaryti ir už 1000 iš Asuano, už 1000 kilometrų traukti į Gizos piramidę statyti. Absurdas iš absurdas. Ar gali religija viską paaiškinti dabartiniam žmogui? Jo, tas, kuris tiki, tas, kuris neįsigilina šitos dalykus, labai gerai, kad jis tiki, kad jis turi, nes jis medituoja, jis gauna energiją ir taip toliau. Ir tas, kuris susimąsto, nesugebėjo surasti atsakymą kitosiems rūpimus klausimus. O ezoterika? Ezoterika nėra linkusi nei vieną pusę, nei kitą pusę, nėra kategoriška ir žmonės vis daugiau ir daugiau domisi ezoteriniais reiškiniais. Yra nepaaiškinimi dalykai, kurie jokių būdų negali paaiškinti nei šiuolaikinis mokslas, nei šiuolaikinė religija. Nors ir tą patį Nostradamą. Ar daug mes galėjom žinoti, kada aš skaičiau ir buvo parašyta. Tas, kas atitiko spalio mėnesį, tęsi 73 metus ir 7 mėnesius. Ką tu gali suprasti? Bet kada paskaičiuoja nuo spalio bolševikų revoliucijos iki Tarybų Sąjungos subyrėjimo, 73 mėnesiai, 700 metai, 7 mėnesiai. Ką galima buvo suprasti, kad 15 seserų pradeda įnirtingą kovą tarpusavį. Negalėjom, supratom, kad 15 respublikų subyrėjo. 1999 metai pas Nostradamą. 2 broliai dvyniai iš metalo ir stiklo sugrius. Kada atvirų tekstų buvo parašyta, neįvyko. 2001 metais 2 broliai dvyniai sugriuvo.
reiškia, yra tie reiškiniai, kurie yra nepaaiškinami. Todėl žmonės ir domisi, todėl žmonės ir nori suprasti. Ezoterika duoda galimybę ieškoti, surasti, suprasti. Nu, o mes dar vedam šitoj salėje, dažniausia penktadieniais, vieną kartą į mėnesį, apmokymus pagal mūsų tėvynainį Jono Gervės, tremtinio vaiko, akademiko Rusijos Jono Gervės apmokymus žemės ir žmogaus evoliucijos teorijų praktika. Baigiam nuo lapkričio mėnesio tos apmokymus vykdom, baigiam jos jau, einam į pabaigą. Paskutinis užsiėmimas jau bus artimiausią penktadienį. Ir ten suprantam, daug ką pradedam suprasti. Ta, ką negalėdam suprasti jokiose kitose veiklos srityse. Ten galima bus užbaigę tos mokslus sutvarkyti ir savo asmeninį sveikatos problemas arba sveikatos savo išraišką, artimųjų sveikatą, savo gerbūvį ir taip toliau. Jo labiau, kad žmogus įgauna didžiulės galės, kada jis pradeda pats tvarkyti ne tik tai savo asmeninį gyvenimą, bet, sakykime, ir stichijas. Įsigilinkit į akademiko Jono Gervės mokymą, yra internete paskelbta, domėkitės, kas norės, galėsim nuo rudens vėl organizuoti grupę. Grupė apie 50 žmonių jau norinčių užsirašyti kitiems metams, tiksliau ne kitiems metams, kitai grupiai nuo rudens mėnesio jau yra. Renkami kaip 50 žmonių, kad ta grupė būtų valdoma. Kas norės, galės tą daryti. Čia laisva valia. Taigi, pradėdami savo konferenciją, pristatau jums vedančiosios šios konferencijos. Ezoterinio mokslo centro 2 pasauliai vadovė, ezoterinio mokslo daktarė Asta Svirkienė, Vilnius. Prašom. Ezoterinio mokslo akademijos vadovas, ezoterinio mokslo daktaras Mindaugas Stravinskas, Kaunas. Prašau. Valdžią perduodu, jie tegu tvarkosi kaip žino, aš irgi šaly noriu būti. Šiokie tokie pasikeitimai mūsų programoje. Galina Šmit susirgo, buvo prakalba, kažkas tai sako, užblokavo ją. Vietoj jos Dalia Aleksandrovičiūtė. Savo temą, pati pirmą šiandien. Neprieštarausim? Neprieštarausim. Visi kiti pagal tą mūsų tvarką. Stengsimės laikytis tvarkos. Diskusijai čia palikta pusę valandos. Jeigu bus noras, galės pasisakyti kiti ir daugiau padiskutuoti. Sugebėkim ištverti. Jo, aš nepasakiau, kad tos apmokymus veda Jono Gervės mokinys Vygintas Posniakovas, su juo galėsim susipažinti, kada šiandien jis atvyks ir skaitys savo paskaitą. Žmogus įdomus, grupė neįsibarstė ir toliau lieka tokia pat. Taigi, sėkmės. Užsink, vanduo, ne?